asmeninė. Daug klaidinančių judesių. Žingsnelis į šoną. Bet tikėtina, jog Gaudelokas šiuo metimu bus padėjęs Ryto pusėje. Morisas Anduras. Gaudelokui. Bando ir toliau imtis iniciatyvos. Gaudelokas. Iš vidutinio nuotolio. Gilvydas Biruta pasirodo dabar ir kamuolį gauna laiku. Andriu Gaudelokas. Per varžovo rankas. Sunkus metimas. Rungtynėmis mažiau ir trečią kartą šiame sezone įveikė Saulės miesto komanda, kuri lieka turnyro lentelės. Lukas. Džeikensas Maniga. Gerai, ginasi Džeikensas Maniga. Gerai, meta ir 3 pražangos. Ne košmaras. Ne košmaras. Galbūt ir dėl to jį paliko Petrauskas aikštėje. Dolazimo je Hodas u blok. Gaudelok, to je šut za 2 poena, zabija. Krepšininkas žaidęs NBA, žaidęs labai žinomose Eurolygos klubuose. Na, įdomu, ar pakaks jam motyvacijos Ryto komandai. Štai, gražiai verčia. Vilniečiai, beje, Prienų krepšininkų dvitaškių pataikymas ir tragiškas 28%. Čia Panevėžyje pralaimėjimas Kauno Žalgiriui, 23-asis Andriu Gaudeloku. Šalinė mintis ginusanti galvoje sutrukdo net tada. Sekundę ir 30-asis trukusį šansą Andriu Gaudeloku. Naudingumo balą atliko perdavimą iš toli pataikiusiam Gyčiui Radzevičiui. Butkevičiaus Domantas Vilys su 4 asmeniniam pražangom. Gaudelokas. Dar vienas jo. Gaudelokas į naudos aikštelę, kaip lengvai apėjo. Gaudelok. Zaboravio na trenutak loptu, a onda asistirao. Tai rodo ir kokia tolygi yra Juventus sudėtis. Andriu Gaudelokas sudėtingas jo metimas. Kiek perskubėjo Gariniauskas, ne pats geriausias sprendimas. O Gaudelokas tiesiog greitajame puolime. Tas turi, aišku, labai riebių pliusų, tai jo šuolis, jo atletiškumą Andriu. Gandus, jog Markisas Wrightas neva paliko komandą dėl vėlavusių atlyginimų. Situacija tikrai nebuvo tokia, kiek išlaikys tą pavojingą atstumą ir kiek laiko neleis varžovam atitrūkti. Dzūkai. Ένας εναντίον ενός λογικά, πράγματι, και θα εκτελέσει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών εύκολο δίποντο. Ακόμη μεγάλο τρίποντο του Γκρέι που φτάνει τους 30 πόντους, παρακαλώ. Ωραίο φλότερ από τον... Kol kas Griciūnas palieka geriausią įspūdį, o čia ne gynyba. Čia ne gynyba. Stipresniem šį. Andriu Gaudelokas. Nieko nelaukdamas šveičia iš to. O dabar ženkliai pakilo ir taikliausių komandų sąraše. Atsako ir Gaudelokas tritaškių. Ir aišku, atidirbti gynyboje. Gaudelokas, 3 taškai. Ta perdavimą perskaito ir sukuria galimybę Rytui. Andriu Gaudelokas ir +5. Kaip Gaudelokas. Echodo užtvara, Gaudelokas iš toli dar kartą taikliai. Gaudelok. Gytis Radzevičius, Andriu Gaudelokui, prie Gaudeloko Tomas Digbė. Echodo užtvara, Tomas Digbė išeina aukštai. Gaudelok. Hodas na ziceru, riješio se svojih čuvara. Jis galėjo būti nubrauktas iki 0. Gaudeloko taiklus metimas. Dvitaškis. Ir vėl skirtumas mažėja iki 4. Nuo puikios rungtynės Alytuje. Andriu Gaudelokas Rytos ir galiai jau tuoj galės traukti pergalės dainas. Gaudelokas iki galo dar kartą tai. Gaudelok.
ide za 3. Kadalok, evo, prvi ubačaj. Tik 17 minučių ir bus daugiausia krepšininkas sužaidęs daugiausia minučių per visą. Čia paskutinė. Pirmojo rungtynių kėlinuko ataka. Andriu Gaudalokas iš toli atakuoja tiksliai. 8 sekundės. Gaudalokas viską daro vienas ir tą daro sėkmingai. Nes iki tol, tikrai blankiai atrodo. O Gaudlukas įmeta kamuolį Morisui Indurui ir šis Tikrai, manau, susidorotų su Lydeka. Na taip, bet Žalgiris labai retai, kada žaidžia su Lovernu ant puselio, kaip tu sakai, o čia. Gerais laikais. Tikrai taip, Andriu Gaudlokas Makolaką maitina, šis pataiko labai sudėtingą metimą. Apsolutno ovaj koš ide na dušu i Rajta, Zicer za Rokasa, Gust. Andriu Gaudlokas. Ir čia Danusevičius. Kristianas Kitsingas. 2 minučių. Gaudlokas pro galinę liniją. Kaip gražiai Martynas Echodas perskaito dabar varžovų atakos tęsinio sumanimą ir užbaigia. Žaidė 2 mėnesius. Šiose rungtynėse, kurių transliaciją mums pristato draudimo bendrovė Kompensa bei saugi ir inovatyvi dezinfekcija. Tas pirmasis galbūt buvo tik atsitiktinumas, galbūt išsilydo kamuolys iš rankų Latvijų. Čia pražanga dar prieš šį. Mankausku. Duras, Aliupas ir vėl Ryto. Žaidėjas, kuris tvarkosi su varžovų atsarginių priekinė linija. Čia Radzevičius. Ties klaidos riba Kitsingas. Andriu Gaudlokas. Gaudlokas prašoka, Kalaitzakis ir Gaudlokas. Gaudalokas atakuoja krepšį po. Mačo pusėje 2 metimus iš 5 jis pataikė. 5 taškus. Sauraito išvykimas gali ir labiau atrišti rankas, kaip ir matom, tam pačiam Dikbė, tam pačiam Sargiūnui ir šiem jauniem krepšininkam neabejotinai. Komandos progresą ir kurie patys daug davė šalies rinktiniai ir kurie su Antonu Sireika 2003-aisiais iškovojo Europos čempionato aukso medalius. Dvigubina prieš kamuolį turinti žaidėją, Lukauskis surizikavo, Radzevičius liko laisvas. Andrius Gaudalo Kundūrų, Echodu ir Butkevičiumi. Gaudalo Lygiuoja komandos draugus. Oi, kokia gynyba. Palieka Gaudalokas atakuoja. kamuolį, varžovai spaudimo netaiko. Taip, plius gera kamulio kontrolė pasižymė. Na, keisti dalykai darosi čia Čip arenoje. Mata krepšinį šiose rungtynėse, bent jau pradžioje. Tai yra greitoji ataka ir prancūzas numes kamuolį, jeigu nepavyktų susikurti progos atakai. Pavyksta Bičkauskiui apsikeisti perdavimai su Radzevičiumi. Susigrąžinti kamulio kontrolės. Bautrata nesiryžo atakuoti. Gudelokas, čia jo flauteris ir kamuolys krepšyje. Butkevičiui derinys, ne, Gaudalukui derinys. Pataiko Andriu iki galo. Andriu, vienas. Labai. Aukščiausia. Situacijos, kur ištraukti kamuolį krentant ant žemės, jiem pasirodytų neįmanoma. Tada net nežinojo turiniškiai, kad jiem reikės žaisti Dzūkyje, o po to jau su Lietkabeliu buvo geresnės. Prisikėlė, galima sakyti, po ilgosios pertraukos, bet čia gynybos Gaudaluko. nusikaltimas. Greit pereina į varžovą aikštės pusę Rytas. Andriu Gaudalokas. Nuštyjima Martynas Echodas, dar vienas šansas Gaudlokui ir 2 iš Kartą Lietuvos krepšinio lygos istorijoje 2 kartus tame pačiame sezone įveikti Vilniaus Rytą. Gaudlukas ir užteko labai. Bičkauskis, Gaudalokas pailsėjęs, gilai. Taip, ir
Domantas Jomantas išveda į priekį dzūkus. Andrių Gaudeloko atsakymas. 22-12. Gaudelokas. Arčiau krepšio, daug klaidinančių judesių. Andrių Gaudelokas. Gaudelokas daug klaidinamų judesių savo stiliumi ir šoktis. Gaudelokas 3 taškai. Paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Šeimininkai žaidžia tikrai φορές. Τζάκσον. Γκάουντλοκ για 3. Έχασε εύκολο lay-up. Baltraitas. Gerai per viršų išlindo Domarkas. Andrių Gaudeloko. Kontrastas liūdintis ir, kaip minėjau, apie trumpą Simbet klubo atsarginių žaidėjų suolo. Gaudelokas atšokęs atgal. Nepavyko išvesti jo metimų, Gaudelokas pats susikūrė progą. Gaudelokas prieš Dimšą. Dar kartą taikliai Andrių Gaudeloko. Λιώσει τον ευνηδιασμό. Τρίποντο του Γκάουντλοκ χωρίς άμυνα. Εύστοχο για τη Ρίτας. Čia užtvara. Andrių Gaudelokas anksčiau reikia pasikelti į viršų, keisdamėsi. Kiekybinę persvarą greitojo puolimo metu turi Vilniečiai. Andrių. Gaudelokas visiškai laisvas, šaudo dar vieną tolį. Gaudelokas. Fridriksonas kietai gynybą žais negali. Gustys įveikia Joną Jacksonas. Iš toli Gaudelokas. 3 taškai. Puikiai juda kamuolys. Idealiai atliktas Žalgirio generolas. Rokas Gustys į baudos aikštelę ir pirmieji. Tiesiog yra, jaučia metimą ir atakuoja. Gaudelokas imasi darbo, mažina. Echodo užtvara. Marčiulionis suranda Gaudeloką. Gaudelokas dar kartą iš toli, dar kartą. Prieš vieną. Ar Jacksonas galėtų tą daryti? Reikėtų rytui gal supaprastinti žaidimą. Štai. Gaudelokas. O, pirmieji Andrių. Atidavė kamuolį varžovams. Uleckas prisitaiko. Mirgovičius šiandien apskritai izoliuotas yra iš Pieno žvaigždžių puolimo. Na, norisi tikėtis, kad nebus jokių COVID protrūkių po tokių. Veržimo reikia laukti ir metimo iš toli. Andrių Gaudelokas. Krepšinio lygoje daug kas nustebo, kodėl Modestas Paulauskas sulaukė kvietimo debiutuoti aukščiausiame Lietuvos krepšinio divizione. Tai, na, tikrai didžiulį potencialą turintis krepšininkas. Čia Gaudelokui sočiai laisvė. Yra atimta. Pirmas taiklus Šiaulių komandos tolimas metimas. Tuoj pat Pirmasis laimėtas 5, antrasis 4, trečiasis 2 taškais. Ir štai dabar Andrių. sėkmingiau sužaisti arčiau krepšio. Andrių Gaudelokas pranoksta visus Neptūno krepšininkus meistrius. Jau kalbėjome ne kartą, viskas yra aišku ir suprantama. Vėlgi, Vilniaus. Ir Karolis Giedraitis vėl rungtynes pradėjęs nuo atsarginių suolo. Vėl Vadovaujama komanda labai aiškiai stengiasi kurtis tuos antruosius šansus, o čia bet trumpesnis atsarginių žaidėjų suolas atrodys, ar tiksliau neatrodys, o su Alus veiksmai, puikus perdavimas ir čia kas. Gaudelokas. Viskas, gynyboje nebėra variantų. Puolimo planui. 13. Jau 13 metimas iš toli. Čia Tautvydas Lydeka kaip per apšilimą. Gaudelokas. Pro Gusčio užtvarą. Atmestas kamuolys Uleckiui iš pagavimo per Ode. Andrių. Gaudelok Dzūkija tiesiog neturėjo tokio tikro aukšto žmogaus. Kita pusė susitvarkys. Su geriausia kol kas komanda šalies pirmenybėse. Gustys iš vidutinio nuotolio. krepšininkams
sužaidus pirmas rungtynes kartu. Tavo minėtas. Krepšininkų suolo. Panathinaikos treneriai irgi nori išbandyti kuo daugiau krepšininkų prieš artėjantį sezoną. Goldokas, Bičkauska ir Tomo Digbė akistatoje ir vienas ir kitas turi gerą prasiveržimą. Aišku, Dovis yra labiau Desnių atstumų, tačiau dzūkai nesiruošia nuleisti rankas. Andrew Gaudalogo dvitaškis. Tai dar labiau pagreitino Ryto žaidimą. Andrew Gaudlokas tvarkosi. Po truputį gal jau sveikinti Vilniečius su pergalė. Neprametė nei karto nuo baudos metimo linijos. Rytas Radzevičius iš baudos aikštelės. Jau tendencija, nes pirmajame ketvirtyje irgi kova dėl kamuolio Rytas laimėjo užtikrintai. Kitsingo antrasis tolimas. Krisius Makalas staigus, jo metimas iš toli pasiteisė. U vremenu čini mi se da ima i koji kilogram viška. Gadaluk i evo ga. Rytas ir galiai norėjo, kad ir antrasis metimas tikslo pasiekęs nebūtų. Ulianskas iš toli 3. Μακλίν να έχει πετύχει και τους 5 πόντους μέχρι τώρα για την ελληνική ομάδα. Ωραία. Krepšininkai. Crawfordas jau tapo vienu lyderiu puolime. Treba ponajviše zbog njihove prvo loše serije. Atvykęs į Lietuvą, jisai žinoma pataiko pirmąjį savo tolimą metimą ir čia taip pat ta situacija, kur atrodo, jog atmeta kamuolį Gaudalokui. Prie Gaudaloko lieka Grantas Vasiliauskas, čia perdavimas Echodui, gražu.